praėjo ir, jie jau ilgai čia žydi, bet šiuo metu jau galima įvertinti, kad žydėjimas į pabaigą eina. Ir tą, ką mes matome, aišku, yra pažeidimų, yra, stiebai išsiraitę, šakos irgi, yra prarastos ankštaros, ypač pagrindinio žiedyno. Ir ką mes matome, kitas momentas, tai masė žiedlapių nukritusių ant lapų, ant jų laikosi dar drėgmė ir yra, pati palankiausia terpė sklerotinijai įsikabinti ir pradėti daugintis. Visumoje daugelis jau yra atlikę purškimus, galbūt per patį žydėjimo vidurį, bet tai tas, kas nenupurškia, tai tikrai reikėtų netidėlioti pagrindinio to purškimo fungicidais. Ir čia aišku, rasputas, kaip veikli medžiaga boskalidas, turėtų pagelbėti, rekomenduojama visą pusę litro atiduoti, kad tikrai turėti gerą efektą. Kitas momentas tai yra augalo pamaitinimas. Ir tie stiebai, kurie yra pažeisti šalčio, jie tokie sukietėję, gerokai sutrikdyta yra apytaka sulčių. Šitoj vietoje tai padėtų, aišku, kalio trąšos. Energija, aišku, fosforas irgi turbūt ne pro šalį būtų. Ir dabar, jeigu šitą vertinant konkrečiai lauką, tai yra žydėjimo pabaiga, mes turėtumėm pagalvoti apie ankštarų apsaugą. Ir toje vietoje, aišku, sisteminis insekticidas, kaip karnadinas, tikrai duotų gerą efektyvumą ir ilgą apsaugą. Tai karnadino atiduoti tą registruotą tą normą 0,25 atidavus būtų tikrai ilgesnis veikimas ir gera apsauga nuo ankštarinio paslėpto straublio ir nuo gumbauodžio. Visus šitos produktus iš tikrųjų galima maišyti ir vienu kartu atlikti purškimą rapsų pasėlyje. Šitam lauke, aišku, rapsai yra tikrai stiprus, gerai patręšti ir visumoje augalai išsivystė gerai, bet šitoj vietoje galime pastebėti, kad yra pažeidimas pačio viršaus pagrindinio žiedyno ir tokį pažeidimą duoda pilkasis puvinys, sukėlėjas botrytis. Tai kai kuriuose silpnesniuose rapsuose tokių pažeidimų yra žymiai daugiau. Jeigu dar fungicidai nebuvo naudoti, tai fungicidų panaudojimas dabar jau į antrą žydėjimo pusę, jis iš tikrųjų bus ne vien tik tai apsauga nuo sklerotinio, bet taip pat bus ir nuo pilkojo puvinio. Yra. Bet tas keiščiausia, miltligei tai reikia šilumos, atrodo. Ir ima tuos silpnesnius, ant pagrindinio stiebo nesėdi. Praskrodėm ir mes matom rezultatą augimo reguliatorių. Iš tikrųjų. Ant kiek iš tikrųjų gerai suveikia, nes stora sienelė, kieta, tvirta. Ir antras tarpubamblis irgi netgi atidėjimai yra į vidų, kaip siūlai, audiniai tokie. Ir aišku, toliau irgi matosi tas veikimas dar augimo reguliatoriaus. Bet jeigu nebuvo, sakykime, panaudota antrą kartą, tai dabar tikrai netidėliojant reikėtų atlikti purškimą augimo reguliatoriais. Ir netgi ten, kur yra ir du purškimai atlikti, labiau linkusiose gulti veislėse, kaip skagenas, reikėtų atlikti trečią purškimą.
Dabar tą, ką mes matom, nu tikrai jau eina vėliavinis lapas. Čia nėra ką ir gerai atrodo. Iš tikrųjų. Šitas pasėlis yra tikrai gerai patręštas, augimo reguliatoriai irgi jame atiduoti laiku ir tikrai davė gerą efektą. Dabar, vystymosi tarpsnis vėliavinis lapas jau lenda, reiškia 37. Tai, atėjo jau pagrindinis fungicidų atidavimo laikas. Kituose pasėliuose, kur silpnesnis buvo augimo reguliatorių panaudojimas, aišku, kartu su fungicidu reikėtų atiduoti ir dar augimo reguliatorius. Kol kas dar nėra per vėlu ir aišku, čia dabar jau rekomendacija būtų naudoti kompozaną ekstra, mišinyje su opus. Žodžiu, tas mišinukas leidžia sutrumpinti stiebelį varpos ir taip pat storina kitų tarpubamblių sienelę. Tai šitas tikrai būtų efektyvi priemonė, tik tai, kad naudojant kompozaną negalima taikyti tų papildomų maitinimų mikroelementais ar trąšomis per lapus. Bet kartu, aišku, fungicidą galima puikiausiai purkšti kartu su augimo reguliatoriais. Su augimo reguliatoriais, kompozanu ir opusu, kartu būtų galima atiduoti fungicidą ir dar citohelpą. Citohelpas irgi būtų ta priemonė, kuri leidžia palaikyti gerą vystymąsi šalutinių stiebų. Tada mes turėtumėm tolygų produktyvumą iš ploto vieneto ir varpos būtų tolygesnės tiek ant pagrindinio stiebo, tiek ant šalutinių stiebų. Jeigu jau atiduoti augimo reguliatoriai, kaip šitame lauke, tai galima būtent po visų šitų šalčių, po to streso, kurį augalai patyrė, atiduoti maistinės medžiagas tokias kaip kalį, fosforą ir be abejo mikroelementų kompleksas, universalus kompleksas su įvairiais mikroelementais, čia taip pat augalam tikrai būtų gera pagalba, išeiti iš to streso. Nes kol kas dar matosi, kad tikrai augalai nesijaučia labai gerai po šitų šalčių. Tai pasėliai, kuriuose ankstyvos sėjos ir kur anksti buvo panaudoti fungicidai, dabar ant vėliavinio lapo būtų gerai panaudoti univoką fungicidą, atiduodantį ne mažiau kaip litrą produkto. Jeigu yra tų ligų, kurios jau, kaip miltligė šitoj vietoj, tai reikėtų papildomai pastiprinti proteokonazolu, kad būtų apsauga nuo tų ligų, kurios tiesiog būtų gydomasis poveikis nuo tų ligų, kurios jau yra pasėlyje. Čia matosi ir septoriozės taip pat, bet tai yra ant apatinių lapų. Jinai yra sustabdyta. Čia galėjo būti septoriozė, bet tikrai jinai negyva. Nors čia šitoj vietoj, kaip ir, sakyčiau, požymiai tokie tipingi yra, bet ne visa dėmė, tik tai kraštelyje išlikę. Va čia tai jau tikrai. Šitoje vietoje jau tikrai yra gan šviežios, tipingos
tipingos septoriozės dėmės. Matosi juodi piknidžiai, tik tai tiek, kad tas lapas yra praktiškai nuo viršaus ketvirtas. Tai, aišku, jį gydyti nėra tikslo, bet fungicidų panaudojimas neleis jai lipti į viršų. Ir fungicidų atidavimas ant vėliavinio lapo, jeigu jau yra praėję 3 savaitės po prieš tai fungicidų naudojimo, tai būtų pats laikas tiesiog fungicidų pagrindinį purškimą atlikti. Jeigu fungicidai panaudoti vėliau arba dar nebuvo panaudoti, tai reikėtų nieko nelaukiant dabar atiduoti ir netgi tenai, kur yra mažesnio išsivystymo pasėliai, kur dar vėliavinis lapas neina, ir orientuotis, kad kitas fungicidų purškimas būtų kur tai jau varpai pasirodant.